juk iš tikrųjų tai nereikia būti super šefų kulinaru. Svarbiausia daryti tai nuo širdies, daryti, ką tu darai, ir lygiai taip pat, ką žinau, kol kas nei Jamies Oliveris, nei kiti bevalgė mano vištą, nieks nesiskundė, bet aš tik vištą ir moku daryti. Man labai patinka originalūs įvairūs batai. Aš nemanau, kad tai yra silpnybė. Ir aš nemanau, kad jinai yra moteriška. Tai mano buvo vienintelė sąlyga prieš mūsų vestuves, kad mes turėsim susitarimą, kad jeigu mes gyvenime sutiksim ir pamilsime kažką kitą, tai mes garbingai šitą pranešime viens kitam prieš tai, kai apie tai galėsim perskaityti laikraščiuose visada, kiekvieną dieną. Tai man yra normali būklė. Aš mėgstu labai daug skaityti, aš mėgstu vaikščioti į parodas, praktiškai stengiuosi eiti labai dažnai, kai turiu laiko. Man svarbu pasisemti įkvėpimo iš kitur, mėgstu vaikščioti parkuose, į gamtą. Manau, mes neturime šeimos tradicijų. Mūsų visas gyvenimas yra darbas. Mes labai daug skiriame laiko darbui, tai yra mūsų gyvenimas, tai yra mūsų pagrindinė gyvenimo dalis. Ir tada mes turime pasidaryti laiką, kai mes esam kartu. Ir tada mes turime keliones ir tai yra mūsų didžiausia gyvenimo tradicija. Mes nedovanojame vienas kitam gėlių, tortų, gimtadienių, mes neperkam dovanų per kalėdas ir jokios neturime. Mes važiuojame į darbą, į miestą autobusu. Pavyzdžiui, Dexterio prodiuseriai naujo filmo Paramount Pictures, Hollywoodo didelė studija, jie niekaip nesupranta, kaip, pavyzdžiui, jie paskambina Dexterį iš Amerikos pakalbėti apie darbą, o jis važiuoja autobusu mieste. Jie nesupranta, kodėl jis važiuoja autobusu ir kodėl jis nevažinėja kokiu nors limuzinu. Bet mes esam tokie. Aš niekada nesu patyrus gėdos, man atrodo, nes aš niekada nedarau to, kad man būtų gėda. Aš turiu didžiąją svajonę, kad vieną gražią dieną aš nuvarysiu į Tahitį ir aš tenais gulėsiu papalme ir nieko nedarysiu, rašysiu knygas. Arba skaitysiu, rašysiu knygas, nes dabar labai daug ką pasakyti jau yra. Bet niekada neprisirašiu, kada jau čia tas bus, nėra laiko, nelieka laiko.